Čia audinė, vat kokia spalva. 94 metų, techniškai netvarkingas kėbulas paveiktas korozijos, reikia remontuoti važiuoklę, neveikia sankaba. 2200 litų, didiniams 30 litų. Vat padangų nėra, buferis kažkoksai tai keistas, čia aš nežinau ar kalta, va čia įbrėžta taip irgi. Neina supras čia špaklius ar dažai. Vat kaip atsilupęs ir iš priekio nėra grotelių, bet atrodo ganėtinai tvarkingai. Aušinimo jie irgi nėra. Na vat, kaip šitas gumas visas pritaisytas, tai čia sakė gerai, bet man tai nepatinka. Ratų, kaip sakiau, nėra. Nu šiaip to papuvimo, tai aš čia nelabai matau. Na bet vat, kaip čia atrodo. Spinelė vat prasukta. Neatsidaro niekaip. Biškiai bamsintas duslintuvas. A šiaip, nu, pusė velnė atrodo iš išorės. Viduje čia sakė, buvo odinis salonas. Dabar jau čia neliko, čia nėra. Čia sakė, signalizacija buvo. Čia vat raktų kaugė. Čia viską rodo. Magnetofonas. Čia, nu, vidus tai toksai, kaip sakant, nudremstas. Nėra sėdynė atlasų, bet už tai visi tamsinti langai. Tai va tiek. Ai, dar pažiūrėsim po kapotu. Šitas amortizatorius neveikia, o šiaip atrodo iš dalies tvarkingai. Bet irgi aušinimo skysčio nėra. Dirželis tenai toks parūdijęs. Nu vat, ir čia tepalai kaip atrodo. Šiaip kapotas iš šitos atrodo kaip nedaustas. Nors kažko čia balto yra, bet vėl nežinau. Ir dar vat ant langelės nėra chamuto. Nu tokio kaip ir viskas. Čia vat radiatoriai. Kaip suprantu, čia turėtų būti dar tas kondicionierius, bet nelabai suprantu. Va, čia viskas toks, nu, pusiau kaip parūdijimą atrodo. Na va, tai tiek.